Šiandien tikrai didelis įvykis. Norim padėkoti atkurtos Lietuvos pirmajam valstybės vadovui, profesoriui Vytautui Landsbergiui, kad sutiko sudalyvauti mūsų ambasadorių klubo renginyje. Labai simboliška, kad šiandien visi susirinkom pamatyti puikią parodą skirtą Lozoraičių šeimos atminimui. Arčiau mikrofoną. Šeimos atminimui. Nesigirdi? Dabar jau geriau girdisi. Na, prieš, aišku, profesorius apie tą laikotarpį ir žino tą šeimą puikiausiai ir Kauno, ir Lietuvos atgimimo laikai. Bet norėčiau tokį vieną dalyką dar pastebėti. Kad Lozoraičių metai tiesiog, kad žmonės pagreibė šitą mintį ir patys taip pat mini Lozoraitį. Na, Romoje, sakykime, vyko simfoninis koncertas skirtas Lozoraičių atminimui. Ir labai nustebino mane pereitą sekmadienį Vilniaus arkikatedroje. Vargonų muzikos festivalis vyksta. Yra atvykęs iš Romos Švento Petro bazilikos ir Švento Tėvo liturginių apeigų vyriausias vargonininkas Kol, kuris dalyvavo koncerte, skyrė tos kūrinius Lozoraičiams atminti. Iš tikrųjų toks jaudinantis dalykas. O profesorius, tai, žinot, va čia tai yra žmogus, kuris yra parašęs puikiausią knygą. Tiesiog siūlyčiam daugam ją pasivartyti ir pamatyti, kiek čia daug dokumentų, kiek čia yra Lietuvos diplomatijos istorijos, Lietuvos istorijos dalykų. Ir vieną citatą norėjau paskaityti, įžengiant į gilesnį pokalbį apie Lozoraičius. Profesorius Landsbergis rašo: Lietuvos išsivadavimo politika turėjo du šaltinius. Sąjūdį vėl pakilusiame krašte ir diplomatinę tarnybą bei išeivijos organizacijas laisvajame pasaulyje. Tai mes esam patys iš tikrųjų irgi liudininkai šito virsmo. Ir ačiū Dievui, kad galėjome prisiliesti prie tų dalykų. Jeigu trumpai dar, sakykime, tai buvo didelė laimė ir dovana, kad 90 metų rudenį teko lydėti profesorių, dalyvauti į susitikimuose profesoriaus Vytauto Landsbergio su Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnais, su prezidentu George Bush. Ir pavasarį dar kartą teko matyti. Teko matyti Stasį Lozoraitį. Tai iš tikrųjų iškilų Lietuvos ambasadorių. Iš kitos pusės tai nepaprastai tokį kuklų, gero humoro žmogų. Bet kai pamatai ir kad tai, ką jis darė, ir pats atėjimas į Lietuvos pasiuntinybę Vašingtone, tai yra puikiausia diplomatinė mokykla mums visiems. Galėjai pačiupinėti tą iki okupacinę Lietuvą ir atgimstančią Lietuvą. Ir tuo vedliu Vašingtono pasiuntinybėje buvo Stasys Lozoraitis. Taip pat taip jau likimas maloniai nulėmė, kad teko dirbti ir Romoje. Teko dirbti kartus, teko bendradarbiauti, sakyčiau, ir dirbti su ambasadoriumi Kaziu Lozoraičiu. Kai atvykau į Romą, labai norėjusi kažkaip įtraukti labiau ambasadorių Kazį Lozoraitį, kad tas būtų, kad nenutrūktų tas tiltas su Lozoraičiais, su jų atmintim. Ir paprašiau, sakau, ambasadoriau, ar negalėtumėt būti mūsų ambasados patarėjai? Jis taip pasižiūrėjo, sako, ar tikrai to reikia, sakau, ambasadoriau, labai to reikia. Ir mes jį akreditavome Farnezinoje, Italijos užsienio reikalų ministerijoje, kaip Lietuvos diplomatą. Ir teko po to eiti įteikti kredencinius Italijos prezidentui Ciampi, ir ten dalyvavo taip pat ambasadorius Kazys Lozoraitis. Kita pusė yra tai
ponę Danielą Lozoraitienę, šviesios atminties, kuri iš tikrųjų atvėrė ir man padėjo į Italijos politikų, į Italijos diplomatų ratą palengvino jai. Nu ir Giovanna Lozoraitienė taip pat, tai tie žmonės, kuriuos mums teko laimė ir likimas su jais bendrauti. Taip kad va tokia įžanga, o tas virsmas, Lietuvos valstybės virsmas, tas Lietuvos diplomatijos, kuris vyko, tai dėkojame iš tikrai likimui, kad dalyvauja šiandien profesorius Landsbergis, kuris gali pasidalinti savo prisiminimais, savo įžvalgomis, gal daug dalykų tų, kurių čia ir nėra parodoje. Profesoriau, ačiū Jums labai, kad esate su mums. Nuoširdžiausiai dėkojam ir perduodam Jums. Gerai. Ačiū. Ačiū labai. Ačiū labai. Turiu visokių pasirinkimų. Nu, pirmiausiai turiu atsiprašyti dėl savo neprekinės išvaizdos. Aš tiesiai iš fronto. Tai dar kurį laiką taip atrodysiu, bet čia vis tiek nutariau ateiti. Televizija, o čia kažkas filmuoja, o paskui rodės. Tiek to, kurio man neteko būti. Žiūrėkit, tai pirmiausiai galiu kalbėti apie žinomus dalykus, nors ne visi žino, bet apskritai žinomus. Galiu kalbėti apie nežinomus, arba beveik nežinomus. Gal kieno nors girdėtus ir užmirštus. Ir jų yra daug. Yra daug ir aš čia neužimčiau jums visą pusdienį iki nakties. Esu parašęs straipsnį, kuris kitą savaitę pasirodys kuriame nors portale, būtent apie ambasadorių Stasį Lozoraitį ir iš to kampų, kurie yra mažai žinomi arba užmiršti ir nekomentuojami visiškai. Tai, kai bus tas tekstas, ten daugiau pasiskaitysit, bet aš dabar galiu kai ką jau dabar papasakoti. Na, o šiaip tai yra, jeigu apie žinomus dalykus arba į tokius atsiminimus, biografinius, tai jie siekia labai toli. Ir šitoje knygoje, Pusbrolis Motiejus, yra turbūt viena arba dvi nuotraukos iš Lozoraičių eglučių Kaune, kai Lozoraičiai gyveno Donelaičio gatvėje ir ten, reiškia, buvo ir butas ir atstovė užsienio reikalų ministerija. Tai ponia Vincenta Lozoraitienė, arba kaip artimieji sakydavo Vincūnė, Vincūnė rengdavo vaikams eglutes. Tai ten tarp tų eglučių nuotraukų yra visokių pažįstamų žmonių, nors gal jau niekas dabar net pažįsta. Yra ir Stasys, toks jau berniokas, šaunus, su gražia ševeliūra pasišukavęs. Nu, ir yra tokių visokių kitokių iki visai mažiukų. Tarp visai mažiukų yra ir Kaziukas Lozoraitis, ir Vytautas Landsbergis, reiškia, tarp tų pačių mažiausių. Mano brolis Gabrielius jau tarp vidutinių tokių. Ir ten yra ir mano kiti paskui pažįstami viso gyvenimo, ir mokyklos, ir Šakenis, Romas Šakenis, ir Lesauskas, Vytukas Lesauskas, ir kai kurie iš jų įvairiais likimo tarpsniais buvo ir Lietuvos tarnyboje, ir valstybinėje tarnyboje, kai kurie buvo Sibiruose ilgai, kaip Romas Šakenis. Paskui grįžęs dirbo inžinieriaus darbą ir vis dėlto parengė savo tėvo raštus Konstantino Šakenio, buvusio Seimo pirmininko, kuris irgi buvo už tai labai nubaustas, ištremtas ilgam į katorgas į Sibirą. Tai tie žmonės taip, reiškia, siejasi. Aš juos prisimenu ir iš savo dar amžiaus ir vaikystės ir taip toliau.
Ir paskui net jau atkūrus nepriklausomą Lietuvą, kai kurie iš jų atsirado, buvo veiklus, ar kaip mano pradžios mokyklos bendraklasis Juliukas Šalkauskis, mielas žmogus, reiškia, tai tokių ten visose nuotraukose jų yra, kur tie vaikiukai eglutėje sėdi pas Lozoraičius. Tai čia tas taip savo būtų tik tai biografinė ar šeiminė įdomybė, bet vienas momentas yra, kad kada jau man teko atsidurti Amerikoje, netgi dar prieš Sąjūdžiui atsirandant, bet ir paskui jau kaip Sąjūdžio tarybos pirmininkui ir iš karto bendrauti su Stasiu Lozoraičiu, Lietuvos reikalų patikėtiniu, diplomatu Vašingtone. Tai mums nereikėjo susipažinti, nereikėjo aiškintis, kas mes tokie, mes iš tų eglučių vienas kitą gerai pažinojom ir galėjom tiesiog pratęsti draugystę. Ir ta draugystė buvo labai graži, nuoširdi, jis labai nuoširdus buvo, mielas žmogus, rūpestingas. Dabar leidžiu knygą, tai Mažvydo biblioteka leidžia knygą apie mano pirmą diplomatinę, sakysim, kelionę, nors aš dar atstovavau tik tai Sąjūdį, buvau Sąjūdžio pirmininkas, bet į Ameriką su daugybė susitikimų su redakcijomis, su politikų institucijomis, su pavienės Amerikos politikais, su lietuvių išeivijos, žinoma, organizacijomis. Tai ten nuo ryto iki vakaro buvo susitikimai mėnuo, toks be galo sunkaus darbo, ir ten mane tiesiog laikė gyvą mano Gražina, kuri kartu su manim važiavo. Ir jinai šiek tiek yra parašiusi apie tą kelionę, ir ten vienas momentas, mes gyvenom pas Lozoraičius, arba kitaip sakant, atstovybėje. Atstovybėje buvo toks svečių kambarys, antram ar trečiam aukšte, ir ten visada tu atvažiuodavai, tau nereikėjo uždirbti, nei mokėti, nei ieškoti, nei rūpintis, iš kur tu galėjai mokėti, Sąjūdis neturėjo jokių pinigų. Bet, aiškiai, tą kelionę, jeigu finansavo pasaulio lietuvių bendruomenė, bilietus sumokėjo, tai pragyvenimą jau, aiškiai, tiesiog galima sakyti, Vašingtone tai Lozoraitis priėmė ir buvo ir pusryčiai, ir vakarienė, ir, žinoma, pasirūpinimas, ir kaip Gražina rašo, kad 5 valandą ryto Lozoraitis jau atnešdavo kavos. Aš galvoju, griebtų, aš nusišaučiau dabar 5 valandą ryto, bet matyt, darbas prasidėdavo 8, susitikimai redakcijose arba su organizacijomis, o miestas nemažas. Tai jau 7 reikia tikrai važiuoti, tai jau 6 reikia keltis ir tvarkytis, tai ambasadorius 5 ryto atsikeldavo padaryti kavos. Tai jinai tą prisimena, aš jau nebeprisiminčiau, Gražina prisimena. Ir kad jai neleisdavo nieko daryti. Jai neleisdavo šeimininkauti, jisai padengdavo stalą, jisai padėdavo tą kavą. Čia buvo jo kažkokia tai tokia, malonė jam pačiam, galbūt pareiga tokio priimančio svečius, ir svečius, kurie yra svarbus, su kuriais mes kartu darom naują Lietuvos istorijos tarpsnį. Tai štai šitas rūpestis Landsbergiais nuo pat 89 metų birželio man tai buvo nebe pirmas atvykimas, aš prieš tai buvau jau 87 pabaigoje, kai galų gale mane išleido kaip muzikologą, lyg tai neoficialiai, vis tiek pagal privatų iškvietimą, bet aš kaliau 10-20 metų, kad man reikia pasiekti Juozo Žilevičiaus muzikologijos archyvą.
Čikagoje. Aš muzikologas, ten daugybė medžiagos lietuvių muzikos istorijai. Nereikia. Aš noriu ten seserį noriu pamatyti Australiją. Gali sesuo pas tave atvažiuoti, nėra ko daug ten lakstyti pas seserį ar pas brolį, žinai. Tai buvo taip. Bet galų gale 87-ais, žinoma, Vašingtonas tai pirmiausiai Stasys Lozoraitis buvo. Ir ten jau galima buvo prisiklausti, aš ten. Žinoma, turėjau kitą žmogų, kuris mane iškvietė į New Yorką, Almus Šalčius, bet jau pradėjau važinėti iš karto po Ameriką, tai Vašingtone tai buvo Lozoraitis, kuris rūpinosi ir davė būstą, ir priglaudė, ir kontaktus organizavo ir taip toliau. Bet tada, o čia 89 birželio mėnesį buvo rimta politinė, diplomatinė kelionė, nors aš dar nebuvau joks ten nieko kito vadovas, tik tai Sąjūdžio organizacijos. Bet amerikiečių spauda, viešoji nuomonė žiūrėjo labai rimtai ir labai susidomėjus, ką ta Lietuva daro. Nes Lietuva jau buvo paskelbusi Sąjūdžio Seimo suvažiavime Kaune vasario 16, kad Sąjūdis eina į nepriklausomybę ir nesustos, neapsiribos daliniais nusiekimais, kurios sovietų valdžia jau pradeda davinėti šiek tiek. Leido vėliavą, leido giedot Lietuva tėvynė mūsų, herbo dar neleido, buvo siaubas pamatyti kitą Lietuvos herbą tarp visų jų vienodų blynų. Tai tokie buvo laikai. Na ir štai tenai Stasys Lozoraitis jau paėmė į savo rankas, į savo globą ir be galo nuoširdžiai rūpinosi. Neatsimenu, ar tada, ar per kitą atvažiavimą, jis man parodė tą savo veiklą visą ir kaip lietuviai naudojasi ir nori gauti tos pasus, Lietuvos tikruosius diplomatinius pasus, vadinamus Lozoraičio pasais. Tai man padarė, aš turiu tą pasą, jis yra muziejuje Lozoraičio pasas ir su kai kuriais tarptautiniais antspaudais, nes priimdavo. Nes taip kaip Lozoraičio pasas buvo respektuojamas vakaruose, kaip teisėtos valstybės atstovybės išduotas dokumentas. Tai net sovietai kažkur uždėjo antspaudą, įvažiuojant iš vakarų atgal į Sovietų sąjungą, per Rygą, aš turiu tą pasą, ten Rygoje sovietų pasieniečiai uždėjo antspaudą ant Lozoraičio pasą. Pripažindami tą Lietuvą nepriklausomą suverenę Lietuvą. Tai čia tokie momentai. O dar šitos knygos pavadinimas irgi toks ne iš nieko atsiradęs. Ten yra nuotraukos istorinės, yra varpininkai. Varpininkų suvažiavimas Mintaujoj ir ten tarp jų barzdotas, gražus Motiejus Lozoraitis sėdė advokatas. Ir kai kurie kiti asmenys man žinomi, tai Gabrielius Landsbergis, Jonas Jablonskis, Vincas Kudirka. Jau pretekstas jų suvažiavimo buvo Onytės Jablonskytės krikštynos. Jablonskiai buvo susilaukę dar atžalos ir antras vaikas buvo, pirmas buvo Konstantinas, antra buvo Onytė. Tai Onytės krikštynos proga buvo pretekstas varpininkų suvažiavimui. Tai ten sėdi Motiejus, reiškia, ir mes niekada su Stasiu taip apie tai kažkaip nekalbėdavom, bet jisai buvo toks su sąmoju labai žmogus, gražus sąmojas, mėgo kažkok pažaisti slapyvardžiais ir aš kada gavau iš jo jau einant jau į nepriklausomybę ir konsultuojantis dėl teksto, nes jis buvo svarbus konsultantas, mums rašant tuos aktus nepriklausomybės. Aš kažkur esu pasakęs, kad jis taip pat turėtų būti signatarų sąraše. Bet jis tiesiog atsiųsdavo savo nuomonę, patarimą, ko nereikia, ką reikia įrašyti. Mes beveik visada taip
klausydavom jo patarimų ir taip toliau. Bet gal pirmą tokį savo laišką jis ir pasirašė pusbrolis Motiejus. Aš tą paskui panaudojau ir kitus pasirašydavau pusbrolis Motiejus. Aš negalvojau, nu žinoma, Motiejus, jo senelis, tai jisai čia taip panaudoja. Bet iš tikrųjų, jeigu mūsų seneliai priklausė vienai brolyjai, nu tai brolyja, tai mes ir pusbroliai beveik, žinai, tai jisai ir vadina save pusbroliu Motiejum. Pats save vadina, man tai labai gražu buvo, aš paskui knygos pavadinimą panaudojau. Nors kai kurie kritikai čia pyko ir taip toliau, visada kas nors dėl ko nors pyksta. Tai dabar truputį čia tų užkabinimų į praeitį, į šaknis, iš kur čia tas ryšys su Stasiu Lozoraičiu ir apskritai su Lozoraičių šeima, tai suprantama. Ir mano tėvai turėjo labai glaudų ryšį, ir tėvas iš prieškarinių laikų, iš nepriklausomybės laikų, dar iš studentavimų, studentų draugijų. Tai vyresnysis Stasys Lozoraitis buvo gerai pažįstamas, paskui jie susirašinėjo, kai tėvas buvo jau sovietų okupacijos pirmą dešimtmetį, jisai buvo Australijoje. Tai susirašinėdavo su senjoru Stasiu Lozoraičiu labai širdingai, kaip labai artimi žmonės. Yra tų išleistų laiškų, taip pat tų tekstų, pasitarimų, kaip kas vyksta, ką reikia daryti. Kartais būdavo ginčas, kartais būdavo tam tikras, reiškia, pasišpilkavimas, kodėl ten, reiškia, Vincentą Lozoraitį netaip neatsargiai, mano tėvas buvo parašęs tokį protesto laišką, kodėl Vincentą sveikindama lietuvius Kalėdų progą pasiuntė specialų sveikinimą per radiją Onytei į Kauną. Tai tėvas sako, klausyk, tai tu įskundė, reiškia, čia įskundimas beveik yra. Tokių dalykų nereikia daryti. Na, tai tokie tikrai artimi ir savotiškai draugiški labai ryšiai buvo ir tarp tėvų. Nu, ir paskui, kada jau Lozoraičiai atsirado Lietuvoje, tai žinoma, pas mano tėvą atėjo ir ten buvo, reiškia, atnaujinta pažintis ir draugystė, kai Stasys su Daniela yra gražios nuotraukos. Taip lankė jau beveik 100-metį mano tėvą, savo tėvo jaunystės bičiulį. Na ir štai dabar tie tokie jau politiniai dalykai, kada jaunesnysis tiesiog vadinam Stasys Lozoraitis ir viskas, atsiranda ne tik tai kaip Lietuvos atstovas pasaulyje, labai gražiai veikiantis, efektyviai, oriai veikiantis, padarantis, suorganizuojantis daug svarbių dalykų. Nu, ten yra kaip ir nuotraukos, kai jau įvyko tas įvykis, kai Jonas Paulius II apsisprendė atkurti Vilniaus dieceziją, arkidiecezę, Vilniaus arkivyskupystę, kaip Lietuvos bažnyčios dalį. O iki to visą laiką buvo interesantai, kurie laikė, kad tai dar yra Lenkijos istorinė bažnyčios struktūros dalis. Ir kažkur buvo priskirta tenai prie Balstogės, Vilniaus vyskupija oficialiai. Tai reikėjo popiežiaus Lenko, kuris tą sutvarkė dalyką. Ir be galo nuoširdus ir protingas buvo tas popiežius Jonas Paulius II. Bet tai ir čia labai didelis vaidmuo buvo Lozoraičio, ypatingai Stasio Lozoraičio, kuris visur įeidavo į tuos aukštuosius sluoksnius ir į Vatikaną. Nu, jis buvo atstovas, reiškia, tiek
tiesioginis diplomatas, Lietuvos atstovas prie Vatikano. Vatikanas buvo išlaikęs diplomatinius santykius su nepriklausoma Lietuva. Tai, kai atėjo 91 pabaiga, tai jau Lietuva jau buvo tarptautiškai pripažinta, tai jau nebuvo problema, bet iki tol, reiškia, Stasys Lozoraitis dirbo tą kryptim ir parengė labai turiningą ir mano susitikimą su Jonu Pauliumi II. Buvo tas tarpininkas diplomatijos. Ir tas pokalbis šiek tiek kažkur yra mano atsiminimuose aprašytas. Yra nuotraukos, kur yra mes su popiežium ir Stasys stovi greta. Ir, reiškia, kaip toks tarpininkas ir bičiulis. Ir, žinoma, pripažįstamas Lietuvos ambasadorius. Tai tie dalykai tokie prie tų, kur aš sakau, žinomi, aš tik taip, šiek tiek ką primenu. Ir dabar prie to, kas nėra labai žinoma. Tai Lietuvos krizė, politinė krizė, pirmieji metai ir Lietuva jau išsikovoja į pripažinimą tarptautinį, kad vis dėlto jinai egzistuoja toliau kaip nepriklausoma valstybė, bet priešiškumo jai yra sukelta pakankamai daug ir vidinė opozicija labai yra suaršėjusi. Ta buvusi komuna, kurios susidarė daug šakų visokių ten, frakcijų, partijėlių, partijų, aišku, atsikūrė ir socialdemokratų partija, ir krikščionių demokratų partija, ir demokratų partija, ir žaliųjų partija buvo pirma, kuri buvo įkurta ir sovietai jos nesusodino į kalėjimą, nors tai buvo jau prieš konstituciją, oficialiai Sovietų Sąjunga nebuvo tokios partijos, o Lietuvoje buvo. Ir Lietuvoje jau tos partijos veikia ir mes jau siekėme, kovojame, kad įvyktų demokratiniai rinkimai, pirmiausiai į parlamentą, kuris jeigu gaus mandatą, jeigu Sąjūdis gaus tautos mandatą, tai Sąjūdis žino, ką daryti. Sąjūdis turi programą ir Sąjūdis eina atkurti Lietuvos nepriklausomos respublikos. Teisėtai, legaliai, konstituciškai ir su savo naujai priimta konstitucija. Čia tame visame reikale buvo ir nuostolių, buvo puolimai ir artėjo kažkodėl komunos, tos oponuojančios ir revanšinės komunos labai seniai siekiami prezidento rinkimai. Tai įdomus dalykas, kai dabar gal kiek esat girdėjęs, skaitę ar ką, labai dažnai mėgsta rašyti, kad Landsbergis labai norėjo būti prezidentu. Ir kai tapo, reiškia, aukščiausios tarybos pirmininku, tai jo svajonė buvo tapti prezidentu. Tai priešingai jų svajonė buvo. Ir atvirai Juršėnas rašė apie tai ir pasisakė, kad vienintelis būdas nuversti Landsbergį tai yra prezidento rinkimai. Nes tada galbūt neišrinks Landsbergio, o išrinks Brazauską. Labai atvirai ir aiškiai. Iš tikrųjų, Brazauskas buvo populiarus, labai išvaizdus, mėgiamas ir būtų daug šansų, kad tokiuose rinkimuose, reiškia, Sąjūdžio valdžia būtų patvarkyta. Tai sąjungininkai nematė net reikalo, kad yra kuriama valstybė, ministerijos, įstatymų sistemos, įstaigos naujos, valstybės kontrolė, valstybės bankas, statosi valstybė. Dabar mums užsiimti prezidento rinkimais, kai tai nėra būtina. Laikinoje konstitucijoje pasakyta, kad aukščiausios tarybos pirmininkas yra aukščiausias valstybės pareigūnas. Jisai skiria ministrą pirmininką, jisai pasirašo ministrų paskirimus, jis visus dalykus daro, kas yra numatyta prezidentui, tik tai nėra to vardo. Tai reikia daryti prezidento rinkimus. Ir aišku, kad tai artėjo kaip tam tikra tokia būsima problema, arba ne problema, bet iššūkis. Ir kadangi
Lietuvoje buvo daug susikaupę ir problemų, ir žmonių nepasitenkinimo, ir ekonominiai sunkumai, ir viskas buvo Sąjūdžio sąskaita rašoma, kad tai čia Sąjūdis supykdė su Rusija, čia mes turime sunkumų dabar, blokados visokios, grobė jaunimą į kariuomenę, žinai, čia sąjūdistai tą viską padarė, anksčiau buvo geriau, žinai. Ir dabar tokių babučių yra, kurie sako, kad anksčiau buvo geriau. Tai yra apie tai šiek tiek dabar pasirodo tokios filminės medžiagos. Yra dokumentinė juosta Diplomatas Stasys Lozoraitis. Aš nežinau, ją kur nors rodė, bet jinai jau yra pagaminta, aš ją gavau, mačiau ir aš parašiau šiek tiek savo pastabų apie tą filmą. Ir tame filme yra labai įdomios istorinės medžiagos. O kai kurių dalykų, kurie būtų svarbus, visai nėra. Tai kai ko nors tyčia nėra, tai irgi informatyvu. Kodėl nėra? Kodėl apie tai nekalbam? Tai aš esu parašęs straipsnį ir kitą savaitę portaluose pasirodys, tai jūs jį susirasit, Stasio Lozoraičio pažeminimas ir mirtis. Čia yra ta skaudžioji pusė Stasio Lozoraičio tartum politinės karjeros, tartum jo žygio padėti Lietuvai ir kaip jis buvo suniekintas. Ne tik tai, kad pralaimėjo rinkimus, o kodėl jis ėjo tos rinkimus? Todėl, kad jo prašė. Jo net komunistai prašė. Tai buvo įdomi situacija. Kažkodėl buvo taip įsibaiminę, kad gali Landsbergis tapti prezidentu. Ir tada jau čia jau bus labai blogai. Tai ieškant alternatyvų, tai buvo ten kalbino Justiną Marcinkevičių, Sigitą Tamkevičių. Aš niekad nepaklausiau kardinolo Tamkevičiaus, bet aš žinau, man tada sakė, kad o gal kardinolas Tamkevičius visiems čia toks neutralus, aukštas, labai kilni figūra ir būtų prezidentas. Reiškia, tvarkoj, tai ieško to prezidento kas nors. Tai gal ir Lozoraitis, bylė tik ne Landsbergis, supranti. Tai jie net Lozoraitį atsikvietė į Varšuvą ir ten Justinas Karosas jį kalbino, kad jisai kandidatuotų į prezidentus ir žadėjo net kompartijos paramą. Ir taip labai galvojo, tai tu būsi visų, ir kairiųjų, ir dešiniųjų atstovas, tai čia tikrai laimėsi rinkimus. O jeigu kartais taip neišeis, tai vis tiek toliau ambasadoriausi Vašingtone čia, mes tada tave vis tiek paliekam, tai šitą jie neištesėjo, melavo, ir jį ne taip lengvai, bet vis dėlto prikalbėjo, gal jis ir pats irgi galvojo, kaip jiem elgtis, matė, kad Lietuvoje padėtis sudėtinga yra. Propagandos prieš Sąjūdį ir prieš Sąjūdžio klaidingą politiką, kuri tiek daug sunkumų atnešė Lietuvai, visokių blokadų ten ir taip toliau, ir ekonominių sunkumų, ir santykių beveik nutraukimas su Maskva, nors buvom su Jelcinu sutarę, reiškia, kad sutartys ekonominės ir finansinės galioja dar visus metus, visus 92 metus iki galo, bet Maskva to nesilaikė. Jie jau 92 pradžioje pakeitė taisyklės, užvarė naujas kainas, naujus atsiskaitimus, kurių Lietuva neturėjo iš ko mokėti ir reiškia, tai paskui nutraukė ir kaip žinote, energetikos tiekimą, tai buvo jau antroji blokada, pirmoji buvo oficialiai Gorbačiovo blokada, o čia dabar buvo tokia finansinė, ekonominė blokada jau 92 metais, kai mes visi sėdėjom sušalę, buvo labai ankstyva žiema ir rašėm konstituciją, kaip daug kas prisimena, visi su kailiniais, sėdėdami aukščiausios tarybos pirmininko kabinete, nes kažkaip be pirmininko negalėjo susitarti, ten buvo visai susikivirčiję,
tą komisiją konstitucinę, tai tada pas mane rinkomės ir tada jau nesikivirčijo ir mes padarėm tą konstituciją, bet visi su kailiniais sėdėjo, buvo beveik kaip lauke. Jisai parlamente buvo tokia temperatūra, beveik kaip lauke. Tai o šitas sunkusis laikotarpis yra ir iššūkis Stasiui Lozoraičiui. Būk kandidatu, galbūt tu, žinai, patempsi. Tuo labiau, kaip pirmas, reiškia, kėlinys parlamento rinkimai pasibaigė blogai. Komuna grįžta į valdžią ir gauna vieną komuną be jokių koalicijų pakankamą daugumą. Ir iš karto pradeda šluoti visas pareigybės, viską perima. Nu ir dar yra prezidento rinkimai, dar toks etapas. Aš čia truputį apie tai rašau, kiek aš atsimenu, kas yra svarbu, ir štai Stasio požiūris į tos artėjančius rinkimus. Niekada nekalbėdavom su juo anksčiau Vašingtone, kaip ten bus, kada nors čia Lietuva bus pripažinta, nepriklausoma valstybė, ateis laikas, kai reikės, bus renkamas Lietuvos prezidentas. Niekada nekalbėjom. Lyg tai čia būtų koks tai aktualus, dabar neaktualus klausimas, dabar kiti klausimai yra aktualus. Nors vieną dalyką jis turėjo galvoj. Ir aš tą dabar matau iš senų fotografijų. Jis mane nusivedė Vašingtone atstovybės foje ir padarė tokią nuotrauką. Čia fone yra garsusis kolektyvinis portretas Lietuvos tarybos, kurį pasirašo vasario 16 aktą. Basanavičius ten skaito, reiškia, čia visi stoja, skaito tą aktą. Tas paveikslas Stasys jį atrado palėpėj. Jis nebuvo eksponuojamas, jis jį atrestauravo, jis jį pradėjo eksponuoti foje, bet, reiškia, vieną kartą jis man sakė, reikia nusifotografuoti. Kur? O tai, jis mane pastatė prie šito vasario 16 kolektyvinio portreto. Nu, sakau, palauk, ką tu čia nori padaryti iš to? Nu, ne tavo reikalas maždaug, aš noriu turėti tokią nuotrauką. Tai jisai jau turėjo minčių, matyt, turėjo minčių. Ir paskui daug vėliau, kada jis buvo puolamas, kad jisai yra Landsbergio statytinis, žinai, Landsbergio marionetinis, nu, komuna turėjo pulti, Landsbergis jau buvo blogas, blogio ženklas, sugriovė kolūkius, susipyko su Maskva, žinai, ten šilumos nėra ir taip toliau. Tai sakyt, kad va to blogiečio dabar yra statytinis Lozoraitis, tai nereikia už jį balsuoti, reikia balsuoti už Brazauską, kuris nuvažiuos į Maskvą ir viską sutvarkys žaibiškai, viskas vėl bus gerai. Tai liaudžiai tai labai praėjo tokia argumentacija. Net Stasiui kažkaip įkalbinėjo ir šiek tiek įkalbėjo, kad jis savo rinkiminiai kampanijai turi kur nors pakritikuoti buvusią Landsbergio politiką. Kad jis nėra toks landsbergistas, ne, jisai ir kritiškai žiūri, jis bus kitoks. Aš atsimenu šitą, manęs tai neužgavo, aš puikiausiai supratau, kad yra misteris Selevi, kuris diktuoja savo taisyklės ir, reiškia, jam dabar taip reikia pakalbėti šiek tiek ir kritiškai buvusios Landsbergio politikos atžvilgiu. Ir vis tiek mes iki galo draugavom ir buvom geruose santykiuose. Bet kai aš tą matau, tai aš galvoju, tai jis turėjo slaptą mintį, kad ne jisai Landsbergio statytinis, o galbūt Landsbergis bus Lozoraičio statytinis. Žinai, galbūt Lozoraitis
sužais per Landsbergį tą Lietuvos nepriklausomybę. Ir tam pasidarė šitą nuotrauką. Landsbergio reklaminė, kurios pats Landsbergis visiškai neprašė, nenorėjo. O Lozoraičiui kažkodėl reikėjo, jis ją pasidarė. Va. Tai tokių yra įdomių momentų toj mūsų istorijai. Ir grįžtant, kaip aš sakiau, prie būsimų prezidento rinkimų. Bet kadangi komuna, kuri jau buvo išplėtusi savo įtaką, net aukščiausioje taryboje jau faktiškai daugumą turėjo. Kai kada pasireikšdavo tą daugumą, visai net netikėtais būdais. Atrodo, Sąjūdis laimėjo rinkimus, Sąjūdis turi daugumą ir formuoja viską. Pamažu prasidėjo erozija, mažų frakcijų kūrimas, kurios oponuoja, kurios kritikuoja, kurios ne visai sutinka, o paskui pradeda blokuotis į tokius, į kažkokio trečiojo kelio mytą, kad jie gali būti dar kitokie. Ir pabandė Lozoraitis įtraukti į tą būtent dar kitokį, tą trečiąjį, kad jisai nebus nei Bradauskininkas, nei Landsbergininkas, o bus dar kitoks trečias. Tai matyt, kad ta kampanija rinkiminė to nepatikėjo, jis vis tiek laikomas Landsbergininku. Reiškia, tik tai tiek, kad labai įdomiai, mes. Iš mūsų pusės turbūt kampaniją formavo Abišala. Buvo toks perspėjimas, o Lozoraičių visą kampaniją ir globą perėmė liberalai. Ir net paprašė, kad mes nesikištume, kad Sąjūdis kenkia. Kada Sąjūdis atsistoja šalia Lozoraičio, tai net Lozoraičiui negerai. Tegu jis eina kaip naujas, nepriklausomas, su nieko nesusijęs ir tada jis ir jo liberalai išeis į pergalę. Tai čia irgi buvo tokia saviapgaulė, bet visa tai buvo daroma. Ir net sakau su tokiu ypatingu manevru, kad Lozoraitį jie išsikvietė į Varšuvą su politiniam susitikimui, jie komuna. Ir Karosas ten buvo nusiustas kalbinti Lozoraitį, kad jis eitų į prezidento rinkimus ir komuna jį irgi parems. Tai jis tada bus labai tvirtas ir iš dešinės ir iš kairės bus remiamas. O tie kraštutiniai landsbergistai, aišku, liks tada visai jau be šansų. Va, tai jie matyt kažko buvo įkalbėję ir į tą pusę. Bet dabar tas dokumentinis filmas, kuris yra padarytas Audriaus Juzieno, tai labai įdomiai. Reiškia, jis akcentuoja tą pažadą, kurį ir Karosas ir Bradauskas sulaužė, kad tu eik į rinkimus, mes nieko prieš neturim. Ir jeigu nelaimėsi, tai liksi ambasadoriumi ir niekas tavęs nebaus už tai, kad tu ėjai konkuruoti su Bradausku. Tai jie iš karto išmetė. Čia mes mandagiai kalbam apie tai, čia aš irgi girdėjau pasakymą vadovės, kad jis buvo perkeltas. Jo diplomatija iš atstovavimo, Lietuvos atstovavimo Vašingtone, buvo perkelta į Romą. Taip, tai gerai, tai Romai irgi reikia turėti. Ne, į šitą į Vatikaną. Vatikanas buvo atstovas. Tai prasidėjo kalbos, kaip negerai, kažkam nepatinka, gal net Vatikanui nepatinka, kad Vatikano atstovas yra dar ir Lietuvos atstovas, reiškia. Tai reikės kažkas likti nori, kad taip nebūtų. Ir tokiais spaudimėliais. Tai paskui, kai atėjo jau komuna arba Bradausko valdžia, tai labai paprastai atleido Lozoraitį iš ambasadoriaus Amerikoje ir paskyrė ambasadorium Romoje. Lyg ir nieko, bet visai net tai buvo susitarta.
Buvo susitarta, kad niekas tavęs nejudins, tu gerai dirbi, jis tikrai buvo labai efektyvus ambasadorius pačioj svarbiausioje valstybėje. Ne, tai jie to negalėjo pakęsti ir jį faktiškai pašalino. Nors dabar mandagiai sakoma, kad jam davė kitą paskyrimą. Tai ne tiek sau pravda, iš Vašingtono į Romą čia tik tai pakeitimas. Jis tą suprato kaip pašalinimą ir tai buvo akivaizdžiai padaryta. Jis net sužinojo, jam net nepaskambino. Ta naujoji komunos valdžia nepaskambino ir nepasakė ambasadoriau, vis dėlto mes nutarėm jums pasiūlyti ar kitą postą ambasadoriaus. Ne, jis sužinojo iš spaudos. Jam pradėjo skambinti iš Vilniaus. Stasy, ar ambasadoriau, aš žinai, kad tu jau ne ambasadorius. Iš kur aš galiu žinoti? Nu, laikraščio parašė. Jau valdžia paskelbė, kad tai čia yra ir baisus nemandagumas, ir toks tyčinis įžeidimas. O kodėl jie tą darė, aš nežinau, gal charakteris toks yra, kažkokio keršto. Pažeminti tą. Tu sužinok iš laikraščių, kad tu jau ne ambasadorius. Čia yra faktas. Aš paminiu tos faktus šitame straipsnėje, dabar šiek tiek iš anksto apie tai jo papasakoju. Ir reiškia, dėl prezidento rinkimų buvo labai įdomių dalykų, kurie irgi beveik niekur neprašyti, gal kur nors mano trumpai paminėti. O štai kaip dabar mes eisime tos rinkimus. Ir Vašingtone įvyksta, kažkam turbūt organizavus, inicijavus 3 galimų kandidatų susitikimas pas Valdą Adamkų. Ir tai yra galbūt ne visi 3 galimi kandidatai, nežinau, kas ką galvoja, bet tai Adamkus, Lozoraitis ir Landsbergis. Privačiai pas Valdą Adamkų. Ir kada jie klausė, kaip čia bus, kaip čia eisime tos rinkimus, kas bus kandidatai, kokios jėgos, kokios partijos kaip rems, aš pasakiau iš karto, kad jeigu eina Lozoraitis, tai aš tikrai neinu, aš jį remiu ir viskas, tegu tik jis laimi. Štai, tą aš dabar tam filmą irgi pasakoju. Aš naujų esu parašęs šitam straipsnį, reiškia, kad tokia yra gaila, kad tie žmonės, kuriem aš pasakojau tam Juzieno filmui, nepaėmė interviu iš Adamkaus, dar galima paimti, kaip ten buvo Adamkui, kaip pas tave buvo pakviesti Landsbergis ir Lozoraitis, kad susitartų dėl prezidento rinkimų. Tai jis būtų galėjęs papasakoti. Kas nors gali manim netikėti, bet žinai, trečias asmuo, kuris ten buvo. Tai va, tokie viražai dar buvo prieš tos prezidento rinkimus. Ir paskui tie patys prezidento rinkimai buvo iš tikrųjų labai negražus. Labai negražus. Jam davė tik mėnesį laiko rinkiminiai kampanijai, kai Brazauskas buvo visur matomas nežinia kiek metų. Ir visiems pažįstamas, ir laukiamas, geras kolūkio pirmininkas, atvažiuoja, ateis ir viską sutvarkys. O čia kažkoks amerikonas, taip lengvai ant jo varė, svetimas amerikonas, nieko nežino apie Lietuvą, iššvaistė Lietuvos auksą, iššvaistė Lietuvos auksą. Ir tas ėjo per liaudį, tokie pliurpalai, jisai turėjo aiškintis rinkiminiai kampanijai. Jis sakė, aš mačiau tą pačią techniką, kaip ir paskui dar sekančią kadenciją, kai vis dėlto mane iškėlė. Bet tai buvo ta pati technika. Tu ateini į susitikimą su žmonėmis ir pirmoje eilėje sėdi žmonės su rašteliais rankose. O tose rašteliuose klausimai, kuriuos reikia iš karto užduoti kandidatui. Kad jis pradėtų aiškintis, kaip kokiam durnių laide. Žinai, dėl nebūtų dalykų. Ar tu tikrai iššvaistė Lietuvos auksą?
O kodėl tu agitavai jaunimą, kad eitų į miškus? Tai kiek jo žuvo, tu nejauti jokios atsakomybės. Žinai, jis tada buvo jaunas, bet jis palaikė ryšį su rezistencija, jaunas Lozoraitis. Va, tai, bet jam užmesdavo, o tavo žmona, ar kartais nežydė, kodėl tokia juoda plaukė, žinai. Nu, žmona buvo nepaprastai elegantiška, kilni. Ji buvo gana turtinga ir daugybę pinigų sukišo Lietuvai. Išlaikydama tą ambasadą, remontuodama, puošdama. Va, ir nesusilaukė dėkingumo. Taip. Tai štai tokia yra situacija. Ir tai, ką aš atsimenu iš arti, iš buvimo ten. Ir kaip jis buvo pjudomas to rinkiminiai kampanijai. Ir kodėl jis išvažiuodamas pasakė tokius skaudžius ir gana baisius žodžius. Lietuvos kraujas užnuodytas. Bet prieš tai dar buvo vienas lemtingas posūkis. Kai jo kampanija sekėsi visai neblogai, nors kai tai kampanijai vadovavo Valdas Adamkus, buvo pakviestas kaip kampanijos vadovas, tai visai gerai ėjęs, nes Adamkus buvo irgi labai populiarus, žmonių mėgiamas. Jis mokėjo gražiai kalbėti, gerai atrodė toksai. Jis pats man sakė ir kiti sakė, žmonės net klausė, kodėl tu neini prezidentas? Na, jisai turėjo matyti savo minčių, kad jam nelaikas. Jisai, reiškia, dabar už Lozoraitį eina, reiškia, agituoja už Lozoraitį. Bet konkurentas buvo toks irgi neva Lietuvos vadovas, daktaras Kazys Bobelis, parašė skundą Amerikos valdžiai, kad Amerikos aukštas pareigūnas Valdas Adamkus dalyvauja Lietuvos politikoje. Ir net rinkiminiai kampanijos, nu kaip Amerika tą leidžia. Nu, Amerika nelabai rūpinosi, bet kai jau yra skundas, tai kažkaip matyt reikia ir reaguoti. Ir tada Adamkus gavo kažkokių signalų, jis atsiprašė ir jis išvyko į Ameriką. Reiškia, numetė tą kampaniją, Lozoraičio kampaniją. Paskui prieš pat galą vėl grįžo paskutiniam dienom. Tai čia irgi tokių torpedų buvo iš visų pusių. Kaip pakenkti Lozoraičio kampaniją, ir pakankamai pakenkė. Bet nepaisant to kenkimo, jo reitingas augo stebuklingai. Jis atvažiavo, tai jo žinomumas buvo, taip nesiekė 5 procentų, kai jis atsirado. Ir sausio 1 dienom jau buvo oficialiai registruotas kaip kandidatas. O vasario 1 savaitę jau rinkimai. O jau valdžia yra LDDP, jau jie laimėjo Seimo rinkimus. Jau yra Seimo dauguma, Seimo valdžia, laikinasis prezidentas Brazauskas yra kaip Seimo pirmininkas, tai pagal konstituciją jis jau eina prezidento pareigas, visos kortos jų rankose. Tai opozicijos žmonės buvo kviečiami į pasitarimus, į posėdžius. Tai aš atsimenu, kaip mes bandėm, nežinau, ar Valodė ten buvo, ar kas nors ten dar buvo iš mūsų, iš opozicijos, mes bandėm prašyti, kad duotų Lozoraičiui dar nors savaitę, nors dvi savaitę, nu 1 savaitę dar kampanijai. Jis visiškai buvo užsmauktas laiko požiūrį. Važinėjo po Lietuvą dieną naktį, nusimušdamas nuo kojų, nuo sveikatos. Ir padarė, rezultatas buvo netoli 40 procentų. Nuo 4 per 1 mėnesį. Todėl, kad važinėjo visur susitikti. Žmonės jį irgi priėmė palankiai. Ir galbūt net buvo išsigandę, kad komunistai grįžta į valdžią. O komunistai iš karto šluoja viską, visas institucijas ima.
Ir nežinia, kas bus. Ar ta žemė buvo pradėta grąžinti, ar vėl atims. Ar mes čia, reiškia, jau nuo Sovietų Sąjungos šiek tiek atsikabinam, ar vėl mus prikabins prie Sovietų Sąjungos, vėl, reiškia, komuna sugrįžus į valdžią. Tai žmonės tikrai matyt buvo ir šiek tiek įsibauginę. Ir iš to atsirado tas žodis, tas terminas vilties prezidentas. Jeigu Lozoraitis, tai gal dar ne visai pralošta. Gal dar Lietuva išliks, bus koks tai balansas tarp Lozoraičio ir komunos. Va. Bet to, reiškia, nebuvo leista, kad taip įvyktų. Nu, o tik dar tas momentas, apie kurį visiškai nekalbama galvos. Kai nepaisant tų visų reikalų, vis dėlto rodiklė pradeda krypti į Lozoraičio, dar ne į pusę, bet į viršų kyla rodiklė. Jau 30%, jau 34%. Galų galę ten kiek ten per balsavimą. Tai atrodė, kad jau siekia 40%, apklausos rodo. Ir jisai suserga. Žinoma, buvo labai šalta žiema. Ten daug kas sirgo. Ir Daniela Lozoraitė apie tai rašo, buvo siaubas. Eiti iš Vilniaus centro, iš Gedimino gatvės, pėsčiomis į kalną, į draugystės viešbutį, kur jos apgyvendino. 25 laipsniais šalčio lauke. Automobilio jie neturėjo. Ėjo pėsti. Ir apie tai taip paprastai rašo. O tie, kurie pasiėmė globoti ir vesti tą visą kampaniją, gal irgi neturėjo pinigų automobiliams. Užtenka kažkokio tai nežinau ko. Pietums pinigų, panašiai. Tai tokias buvo situacijos, o jie buvo apgyvendinti labai keistoje vietoje. Draugystės viešbutyje. Pas ponę Kristiną Butrimienę, de facto Brazauskienę. Jūs gi viską atsimenat, ministrė ir ambasadoriau. Tai čia protu nesuvokiama. Čia nebuvo tokio priešiškumo, kad mes čia tą nudauksim ar ką, bet vis dėlto tai nėra draugiška kompanija, kur galima ramiai tave apgyvendinti. Va, ir į ten apgyvendina. Ir po vienu pusryčių jisai pasijunta blogai. Ir pasijunta blogai jau visam laikui. Ir visą laiką mini tą prakeiktą kiaušinienę tame viešbutyje. Aš tą atsimenu. Ir Daniela kažkokį kiaušinienę. Daugiau iš jos nevalgė, bet užteko to vieno karto. O gal atsitiktinės sutapimas. Buvo kažkokia keista, negardi, bet jis pradėjo sirgti keista liga, kuri paskui labai greitai nuvarė į kapus. Daniela bandė ištirti. Čia aš panaudojau dokumentinę medžiagą šitame straipsnėje. Tai yra iš vieno jauno kino režisieriaus, tada padaryto filmo Vilties prezidentas 1999 metai. Ten našlė labai trumpai referuoja medikų žinią. Dabar cituoju jums. Po Stasio mirties tuoj paprašiau jos skrodimo analizės. Ir man atsakė, kad tai tikrai vėžys, bet labai retos formos.
kuris nėra nei genetiškas, nei paveldimas, o priežastis gali būti farmaceutinės. Tokios išvados buvo padarytos lyginant su duomenimis, kuriuos aš atsivežiau iš Romos, nes jis pradėjo sirgti Romoje. Ir atvažiavo į Vašingtoną, į draugų kliniką, kad ištirtų ir kad atsakytų, kas yra, ko galima gelbėti. Tai klinikoje jis ir numirė. Tai va, atvežiau iš Romos. Vėliau, kai atvažiavau pasiimti raštiško atsakymo, jie atsiprašė, kad tyrimo išvadų nebegali surasti, nes dokumentai yra pamesti. Čia dokumentika. Čia niekas nieko neišsigalvoja. Nei Daniela, nei Landsbergis koks nors ar dar kas nors. Va. Štai reikaliukai. Tokie dingsta dokumentai, skrodimo duomenys. Žmogus greituoju būdu numiršta nuo kažkokio labai greitai progresuojančio vėžio. Ir dar aštresnis kaip skalpelio pjūvis yra Danielos liudijimas jos dienoraštyje. Tai irgi jau paskelbtas, jos dienoraštis iš tų dienų. Jis nerašė gyvenimo dienoraštį, bet tą laikotarpį Lietuvoje su Stasiu ir dar rinkiminę kampaniją prašė, kas vyksta kiekvieną dieną. Sakiau ir apie tos šalčius, ir apie tas sąlygas, kuriomis jie gyvena, kaip tai šiurpiai atrodo. Va. Ir štai jos liudijimas. 1994 metais, spalio 28, penktadienis. Jis mirė birželio mėnesį. Tai čia po kelių mėnesių. Aš esu tikra, kad alinantis kepenų vėžys, kuris jį nusinešė, buvo sukeltas, išprovokuotas. Ar ir kada turėsim to įrodymus, nežinau. Bet viduje aš esu tuo tvirtai įsitikinusi. Čia yra jos ranka rašytas dienoraštis. Jis dabar paskelbtas. O biografija ponia Bredienė paskelbė tos dokumentus apie Lozoraičius Lietuvoje. Ir štai yra ta knyga Gyvenimas Lietuva, Daniela ir Stasys Lozoraičiai sudarė Petraitytė Budrienė. 2015 metai. Jau 9 metai. Bet kaip tada Lietuvos valstybei nerūpėjo, iki šiol nerūpėjo. O mes matėm, kaip įsisiautėjo vienos valstybės nuodijimo veikla pasaulyje, priešus naikina. Tai tu pakraipai galvą, kodėl niekas nesvarsto. Nesvarstė ir toliau nesvarsto šito galimumo. Kad Lozoraitis ne šiaip sau numirė nuo kažkokios ligos. Bet kaip jinai sako, buvo sukelta ta liga. Išprovokuota, kažkoks ten dioksinas, jie visokius naudoja. Dioksinas, polonius, tam žinai. Visokios priemonės. O čia yra atviras klausimas. Atviras klausimas. Tiesą sakant, taip pat kaip ir su Antanu Smetona. Tai viskas paprasta, viskas aišku, o vis dėlto ne visai aišku. Kodėl tokie žmonės turi numirti tada, kai kam nors reikia, kad jie numirtų. Kaip Smetona, baisiai reikėjo, kad jis numirtų. Ir karas baigėsi, jungtinės tautos susirinks apie būsimą pasaulio, kaip valstybės, kur atsidūrė ir kaip jūs toliau gyvena.
Ir štai kažkokios buvusios valstybės buvęs prezidentas dar yra ir gali prabilti. Ir geriau, kad to nebūtų. Ir yra šefas žvalgybos, kuris giriasi, po to girdavosi, kad tai aš sutalkiau Smetoną. Bet, žinau, kam čia reikia tirti. Man tai čia tokia, o tarp kitko, aš dabar pasakiau, neseniai aš pastebėjau, man labai įdomu. Lozoraičio kabinete Vašingtone, dar kai jis buvo tik tai patikėtinis ir toks ne visai pripažįstamas pasaulyje atkurtos valstybės, bet jis buvo pripažįstamas kaip anos respublikos atstovas. Tai jo kabinete, kuris priima žmonės, kabo prezidento portretas. Prezidentas jau senai miręs, bet portretas sako, kad valstybė tebėra. Čia yra valstybė ir štai jos paskutinis prezidentas. Ir tai darė Stasys Lozoraitis. Čia dabar visokių filosofų turi perteklių, kurie sako, kad Smetona buvo negeras, jam nereikia jokio paminklo statyti. Nu, net nestatykit, jūs patys savo pasistatot tokį paminklą, tuo veikimu, žinai. Jeigu pirmam prezidentui negalima pastatyti paminklą. Bet Lozoraičiui buvo viskas aišku. Nors jisai nebuvo visiškai joks Smetonos simpatikas ir jo tėvas, vyresnysis Lozoraitis, kaip diplomatijos šefas, niekad neapeliavo į Smetoną kaip išeivijoje esantį prezidentą. Net diplomatinė tarnyba veikia patys savaime, savo autoritetu, jie turi įgaliojimą ir jie kalba Lietuvos vardu. Bet nieko nesiremia, kad jie kalba prezidento vardu. Vienintelis toks yra feikinis dokumentas, tie vadinami Kybartų aktai. Tie patys pripažino, kad tai buvo akims dum padaryta. Jeigu reiks, kada atrodo, štai yra su Smetonos parašu. O šiaip tai va, kokia Lietuvos istorija yra persiklojanti keliais sluoksniais iš įvairių pusių. Nu, tai ką aš papasakoju iš to, ką esu pririnkęs, kas mano atminty, Mikrofoną, prašau. Kas mano atminty ir ką dabar aš leidžiu į spaudą. Tokius pusiau prisiminimus, pusiau informaciją apie mūsų istoriją, kaip ten iš tikrųjų buvo. Ir kaip ten buvo su to Lozoraičiu. Ir ta paslaptinga Lozoraičio mirtis, kuri niekam neįdomi. Galėtų būti įdomi. Ačiū profesoriau už tikrai labai įdomias įžvalgas. Tikrai daug minčių, apie kurias reikėtų pamastyti, susipažinti. Tai, mėly bičiuliai, kokių klausimų, ambasadorius Žalys, taip ir galvoja, istorikas. Gerbiamas profesoriau, gerbiamas kolegos, čia buvo minėtas tas filmas, tai aš noriu kai ką paaiškinti. Titruose yra kuriame parašyta. Ir titruose dar yra parašyta, kad prisidėjęs yra valstybės archyvas. Tai aš noriu paaiškinti, kaip pasitiko su šito filmu. Būtent kuriama iniciatyva buvo nuspręsta lobizmo dėka, buvo priimtas Seime sprendimas minėti Lozoraičio metus. Nes buvo keli kandidatai, vienas iš jų buvo prezidentas Antanas Smetona, mes pateikėm savo variantą, visų trijų Lozoraičių, mums jau pasakė, kad mes pralaimėjom, bet po to, kai jie atsėmė Smetoną kažkas, mes laimėjom. Tada kilo sumanymas, kad Lozoraičio atminimą visi bandysim įamžinti, bet kad reikėtų padaryti ir kažkokį tai filmą skirtą Lozoraičiams.
Na ir tada, kuriame pinigų tam neturėjo, ieškojo kitų galimybių. Tada, o Centrinis valstybės archyvas turi tokią valstybės kroniką, kurioje dirba Juzėnas režisierius. Kas tai negirdžiu. Valstybės kronika. Valstybės kronika, kur jinai yra? Jinai yra Centrinio valstybės archyvo sudėty ir kiekvieną mėnesį leidžia po vieną seriją iš svarbesnių valstybės gyvenimo įvykių ir tas lieka valstybės kaip archyvė, ta prasme, kaip valstybė gyvena. Atsiprašau, bet tai filmuota medžiaga kažkokia? Taip, tai būna 45 minutės kiekvieną seriją. Na ir tada mes išsprendėm finansinį klausimą, kadangi Urbonui reikėjo mokėti, archyvas sutiko suvokdamas, kad tai yra labai svarbu ir kad jie tada skirs 2 serijas, vieną Stasiui juniorui, kitą Kaziui. Na ir tada, kadangi režisierius Juzėnas yra gan žinomas režisierius, mes visi buvom įsitikinę, kad čia yra labai neblogas sprendimas, jeigu jisai sutinka daryti tokį filmą. Iškart pasakysiu, kad manęs paprašė tapti to filmo konsultantų. Aš sutikau, galai. Tai čia buvo pereitų metų pabaiga. Na ir aš vis laukiau, kad mane kas pasikvies konsultuoti tam filmui. Laukiau, vasarą sudarysiu, laukiau pagamintą filmą. Laivumas tavo kaip ir man. Ne, aš mielai sutikau, nes aš pradėjau karjerą. Ir aš maniau, kad manęs kas nors apie ką nors paklaus. Ir kai aš pamačiau tą filmą pirmą kartą, mes visi pamatėm žiūrėlėse, aš parašiau labai grėsmingą apžvalgą nuo filmo, pareikalaudamas, kad mane išimtų iš jokių konsultantų, kadangi aš jau nebuvau. Taip. Ir tuo būdu, noriu pasakyti, kas čia gavosi, režisierius tiesiog su nieko nesikonsultavo. Čia yra jo asmeninis projektas. Ir dabar gausis, kad mūsų yra, kuriame paminėtas valstybės centrinis archyvas, bet čia yra šito režisierius. Jis yra talentingas žmogus. Bet čia tas atvejis, kai jis mano, kad geriausiai viską žino. Ir gaunas dabar taip, kad mes, tai tuoj bus dar viena serija apie Kazį. Taip, kad čia, taip ir atsitiko. Talentingas žmogus, bet įsitikinęs, kad jis geriau už mus visus žino, kaip tie įvykiai klostėsi. Jisai pasakė, kad aš kalbinsiu profesorių, aš mačiau, jūsų interviu tame filme yra. Jisai kalbino ir prezidentą Adamkų ir tikrai ten daug nufilmuotos medžiagos. Bet kai aš pamačiau tą produktą, aš supratau, kad šitas filmas yra, ten pirmiausia buvo daug techninio proto, klaidų, didžiulių klaidų. Jis ten paturėjo taisą, dabar ką jūs matėte, ten yra po pataisimų. Nes ten sumaišomi JAV prezidentai. Kokiais metais koks kas buvo JAV prezidentų. Kitaip sakant, aš dabar detalės neįsiu, bet šitą istoriją nemalonė yra todėl, kad čia yra jo autorinis darbas. Ir nei URM, niekas su nieko nesikonsultavo. Jis ten nusifilmavo, tai ir parodė. Mano ten yra, kur aš kalbu su komandos nariais Stasio, nes yra visi mano draugai. Tai kas kalba su Stasio komanda, tai aš kalbu. Bet ten niekur net nepasakyta, kad ten aš kalbu. Ir, pavyzdžiui, tie pokalbiai buvo filmuoti visą savaitę, jų yra labai daug. Bet niekas mūsų nepaklausė, o ką reikėtų iš tų pokalbių paimti, o ką nereikėtų imti, pavyzdžiui. Ir gavosi taip, kad jis pats sprendė, kaip jisai montuos, kaip visas scenarius atrodys. Tai vėlgi mes visi manėm, jis yra labai gabus režisierius, tikriausiai toks ir yra. Kiti jo darbai yra tikrai neblogi. Bet čia yra jo asmeninis projektas šitas filmas. Ir dabar mokiau vėl pasiteisinti, bet jis tiesiog atnešiau, buvo įdėtas ir įgarsinimas, visi tie takeliai padaryti, jau ten nepakarpysi. Žiūrėkit, ambasadoriau, ne visai asmeninis projektas, nes valstybė sumokėjo pinigus. Tai yra, tai vis tiek, valstybė leidžia, šitą kroniką leidžia. Tai šitas filmas yra viena kronikos dalis, tai čia yra Lozoraičio metai, kiekviena įstaiga stengiasi kažkaip dalyvauti. Tada, tai aš noriu paaiškinti, kad šiuo atveju gavosi kaip gavosi, norėjau kaip geriau gavosi, kaip gavosi. Bet tai dabar liko ten jūsų pavardė, ar ne? Ne.
Aš parašiau 4 lapų. Aš esu tame filme, jis mane kalbino, aš ten Taip, jisai kalbino jūs ir Adamų. Bet ne apie viską. Tai man matot, jisai pats sprendė, ką jisai montuos, ką jisai dės. Ir nei vienas iš mūsų, nei diplomatų, nei istorikų nebuvo pakalbintas ar pasitarta. Aš nei neturėjau nei vienos galimybės su juo net pasitarti, ką jis ruošiasi daryti. Jisai atnešė pagamintą filmą. O tik ir tiek ir viską. Jau buvo šaukštai kopijos. Tai, reiškia, taip rašoma istorija, bet iš tikrųjų perrašoma. Arba klojami pagrindai istorijos perrašymo. Aš sakyčiau, čia mes turime jo interpretaciją šiuo atveju. Tas filmas yra visiškai jo interpretacija, kadangi jis ten yra labai daug įdomios, autentiškos medžiagos, nufilmuotos Amerikoje, kur kalba Amerikos lietuviai. Tai čia aš juos kalbinu. Bet manęs niekas neklausė, pavyzdžiui, ką dėti. Ne tai, kad aš spręsčiau, ką dėti, bet kaip tu manai, sakysi, pavyzdžiui. Gal šitą vietą, ir aš žinojau, aš juos kalbinau labai kryptingai, vedžiau prie nuo pradžios ir patį Varšuvos susitikimą. Aš norėjau, kad būtų būtinai tas Varšuvos susitikimas kaip prieš rinkimus. Bet su mumis niekas nepasitarė, todėl šiuo atveju mes turime režisieriaus Juzieno interpretaciją. Čia taip reikia žiūrėti, nes šiuo atveju nei Urmas nedalyvavo. Mes buvom pasiruošę bendradarbiauti, bet su mumis nebendradarbiavo. Nu tai, jūs matyt nebuvot numatyti reikiamam uždaviniui. Ne, čia pinigėti, čia pinigėti nepavysiu. Su kurį pinigus su to darai filmą. Taip. Ačiū, Vytautai. Kas dar norėtumėt paklausti, pakomentuoti, prisiminti? Ačiū širdingai.